Šiandien jums parodysiu, kaip padaryti tvarkingą ir gražų baleto kuodelį. Mums prireiks šepečio, šukų, plaukų gumyčių, brėžiamų segtukų, smeigiamų segtukų, tinklelio plonyčio, kuris susilietų su plaukų spalva ir plaukų lako. Kuodelis gali būti 2 aukščių – aukštas kuodelis ir žemas kuodelis. Šiandien mes rišime aukštą kuodelį, kurį dažniausiai ir nešioja mergaitės baleto mokykloje. Tai surišame va tokią uodegėlę maždaug šiame aukštyje. Plaukus supurškiame laku. Šituos visus plaukelius prispaudžiam su brėžiamais segtukais. Susukame plaukus, paslėpiame uodegėlę apačioje. Jeigu tinklelis yra didesnis, galima tinklelį 2 kartus apsukti. Kuodelis turi būti kuo plokštesnis, lyg galvos dalis. Neturėtų būti aukštas ir niekuomet nenaudojame jokių priemonių, tokių kaip storinantis kuodelio pagalvėlės. Visai kuodelis turi būti kuo arčiau galvos. Padarę apvalų, plokščią kuodelį, susegame jį smeigiamais segtukais. Kuodelio plaukus užkabiname, įsegame į vidų. Smeigiamą segtuką reikia įsmeigti į kuodelį ir užkabinti va šitaip. Prilaikydami kuodelį aplinkui va taip viską susegame. Likusius palaidus plaukelius reikia supurkšti laku. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.